Labas rytas, ką mes šiandien turim? Nu, darbuojasi publika. Nu gerai, startuosim su diena. Sudarau arbūzą vakarykštį pirktą. Tik kad čia tižalas, nežinau, ar čia valgyt, ar čia nevalgyt, kaip čia elgtis. Sriuba košė kažkokia, čia turbūt neišnokis jisai. O kas čia per reikalas? Pasakykit jūs man, kas čia per reikalas. Bijau net gertas sultis, biškį geriau, kaip ir neblogos, bet... Nu ką, judinam bulkas. O žirgas ant šono pavirtęs. O vyrai jau privežė nemažai smėlio. Ir šiandien panašu pareis lietaus, kad ryt pareis tai 100%, bet ir šiandien pranašauja. Tai va taip, 41 dienelė prasideda šitaip. Susirinkinėjom stafą, va, pažiūrėkit, koks jovalas, kokiam jovalė aš gyvenu, prašau. Biškį susitvarkysim. Visgi ėmėm 2 arbūzus, tiksliau ėmėm vieną, gavom 2. Vienas tištelėjęs. Pažiūrėsim, kaip su kitu reikalai. Rekomenduojam, aišku, juos nusiplaut prieš valgymą, bet vandens turim labai nedaug, tai tikrai neplausim. Žiūrėk. Gal biškį daugiau reikia grūties iš tikrųjų. Nu, šitas standus. Šitas turi vilties. Bet blemba irgi kažkoks neaiškus. Šitas geras pasirodo. O tik nebus, kad atvažiuoja savininkas čia blemba sklypo. Gal ne? Tik nesuko. Nusipakavinėjam palapinką. Ėjukas kyla. Net pusvisi. O neveikia. Kelionė prasideda šiandienos. Ėjukas, va. Kiek čia bus paėjau.
Jėdam toliau link Stambulo. Vyrai privežė žemėką. Čia. Važiuoja! Šokam ant šio kelio. Vėjas pučia tai labai smarkiai. Labai smarkiai. Ne veltui ryte radom dviratį. Ant šono užmigusį. Kosmos. O ten ir debesėliai pareina. Nuokalnė. Vėjas iš priekio pučiantis. Tai reikia dar pasistengti į nuokalnę, kad įsibėgėtum. Tiksliau, koks įsibėgėjimas, kad pavažiuotum. Tai pučiai vėjas smarkiai, eik tu savo. Wow. Lenkijoje praėjau lietaus stichiją. Rumunijoje praėjau karščio stichiją. Dabar Turkijoje praeidinėjau vėjo stichiją. Ir šiek tiek šaltas. Bet gal tikrosios šalčio stichijos ne čia praeis. Bet jinai irgi laukia. Žiūrėsim, kurioje šaly mane pričiups. 4 kilometrai įveikti prieš vėją. Jo. Sakysiu taip. Pažiūrėkit, kaip vėjas taršo ženklą. Nu ženklas, ten toliau. Wow! Nuokalnė, esmė čia nuokalnė, turėčiau vėlėtis. Turi pasistengti, kai įsivažiuos. Wow! Neblogai. 7 kilometrai įveikta. Vis nenumaldomą vėją. Dabar serpantinai į kalnelius pasideda. Dar įdomiau. O taip, važiuojam! Važiuojam! Na jau gal nevažiuojam aptumą. Visas jėgas ant vieno kalno palikti. Jis dar čia veiks. Tiek šiandien, tiek rytoj, tiek poryčio, tiek iš akis nemažai dienų. Stambulas! Vizija! Pinahisavas! Atvažiuojam! 9 kilometrai įveikta. Vėjas dabar pučia į šoną. Tai galima biškį daugiau pamint. Prie biškių užsisakinėjam, gal gausis, kad į nugarą papūs. Kuris tai laikas, tai būtų labai gerai. Panašu, kad gausis. O, jau galima net pamint normaliai. Labai gerai. Labai gerai. Važiuojam. O, patogiai užskaitau vėjuką. Kaip žino, kur bus, kaip sakant. Pusė ten, kur reikia. Na, dabar tai galima. Stambulė, laikykis! Žiūrėkit, šonu net linksta, karočią nuo vėjo. Taip užpučia, kad turi šonu važiuos, žodžiu. Nes nuvirs, nupūs tave. Eik su savo. Vau. Vėjukas kosmos. Vyrai dirba visą darbą. İyi günler.
pabūsiu blogiuku. Čia raudonu. Važiuojant į Sarų miestelis, turėtų čia neužilgaiva matosi. Nu, aš čia. Žodžiu, ten varysim kebabą suvalgyti. Pasistiprinsim ir toliau tęsim žygį. Nu va, atvykstam į Pinavisarą. Varysim ieškot kebabų. Pirmas kartas gal biškai atsikvėpė iš to degano, nes čia tokį veiką. Toks man taikėm, tai neliktų reikalų. Tikvėps. Mėsta pasiekė. Pabūkinsim, kad kažką gerą. Nu, apsižiūrėjom, čia bus centrinė gatvelė, tai rasim tikrai kur pavalgyti. Pilna restoranėlių kažkokių. Čia aišku, tai restoranėliai, tai turbūt kioskučiai. Tak, bet to man reikia. Viskas, все. Jedam. Tada atgijo. Bet ir kas tai bebūtų. O gerai, pastatai vėją užstoja, tai galima biškį paminti žmogų. Gyvenimas verda. Liko festivalis nusimato. O čia vaikštinelio yra. Kažkoks parkelis, užsuksim. Parkelis veikia. Paprastuoju būdu ieškoti. Ну тоже очень. Реально фотка. Пионер. Пионер. Это махотка. Больше, да, Hi. Do you speak in English? Okay. Okay. One second. Yes. Okay. Ayran, I want to. Evet, ayran. Yeah, ayran and Açık ayran abi, open. Open ayran. Hani yeah, open. Evet. Yeah, and Adana. Urfa duyum. Adana muz mu abi? Ha, ne? Tamam. Bundan ve open ayran. Don't understand. Doner durum or Adana? Bu mu? Huh? Doner durum and
Hayır. Okey. Okey. Teşekkürler. Rica ederim. Va, pavalgėm skirnų kebabų. Ir jedam toliau. Nieko nelaukia, gal ir vėjas nurimo, tikėkimės, pažiūrėsim, kaip čia bus. Išvažiavus iš miesto. Geras. Kokių pasimt? Bu ne kart? Sıkılaş. Good. Hoşça kal. Visko prisipirkau, tik ne vandens. Amadė. Pagrįžtu biškį nusipirksim vandens kokiam prekybcentrį. Tiek. Toliau. Pildom dirbtuves. Dirbtuvės užsipildytos, naktį pasiruošta. Varysim kažkur ieškoti žuvijos. Statytis palapinę. Tai bus nebloga, aš jau matau, nes vėjas turėjom, jo. Niekur nedingęs. Ir naktį turėtų pradėti lyti. O rytoj apskaitai 100% lietus, tai lis irgi. Stadioniukas pietinis. Važiuojam iš miestelio. Vai, laukit to. Neįsivaizduoju, kiek pavyks pavažiuoti prieš tokį vėją. To pykti. Varom toliau. Gal audra pareis. Pasakyt, kas čia bus. Ėstamas čia tik kyla. Bet bandysim atlaikyti. Nepasiduosime taip lengvai irgi. Reikia normaliai esame.
Žiūrėsim, kaip pagautis. Nes pučia kaip reikia. Važiuok, kapolas, tikrai. Jei, važiuok. Kairė, kapolo. Tai va. Iki medžių mažėja, man tas nepatinka. Duobė jos tai veiks. O medžių mažint, kai neina alda, galiu pasakyti. Reiktas tokie įdėtuką prašyti, kad įleis. Permėgo. Nežinau kažkai. Sandaliai. Važiavo. Paskirti sandaliai nuo policijos patvirtinau. Bulgarijoje buvo. Neberas buvo. Eisim šitą miškelį po 10. Sakytis pavadinę kažkur. Kažkas. Kuo mažiau vėjo. Tos gamtos tikėjo. Sakytis. Čia visai neblogai atrodo, tik panašu, kad čia kiti šiukšlės išpilinėja. Bet kažkur rasim, aš matau jau. Prisiglaust jau. Žiūrim, čia kur statysimės.